Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos miškerės broliai. Šiandien dabar 8 valandos ryto. Aš Agdį, Upilėra. Rytoj skrendu vakariai į Lietuvą. Šiandien pusdienį turiu laisvo laiko, tai atvažiavau, pasiėmiau kvaklę. Pasiėmiau 400 gramų, radau šaldytų kepenėlių pas mane. Jos šaldytos, peršaldytos, čia vėl nežinau. Jos labai nešviežios, gal net pernykščios, bet kai aš pastebėjau, įtakos kibimui neturi. Gal tai šiek tiek suminkštėja, kai jos jau daug kartų naudojamos. Tai va, vienas spiningas, šaminis, o velnis. Pavadėlį žiūriu jau padroštas nuo šamų dantų, bet stiprus 120 linkoras laiko. Plaukiu į vietą. Šiandien pasakysiu labai stiprus vėjas. Čia dabar užuovėje išeisiu į vidurį, bus labai stiprus vėjas. Vienam bus sunku, bet ir kluosius, kvaksėsius, taškysius. Tikiuosi maždaug 4-5 kibimų ir 1-2 šamukų pagautų. Šamukas 10 kg būtų labai gerai išsiųsti į Lietuvą pasirūkimui su draugams. Gerai, aš jau ant vandens, plaukiu į vietą ir pradėsiu. Plaukiu, žiūriu, valas kabinis nuo tilto ir kas čia turiu? Jacksonas. Pirmas laimikis mano yra. Kažkas nutraukė, šikas pasmerktas. Jacksoną išsiųsiu į Lietuvą. Jis ten kažką pagaus. Čia sutvarkau šitas šiukšles, kad neliktų. Ten krantą išmesti, vandenį nedėsiu. O, pradėsiu aš čia nuo prie užtvankos maždaug priplaukęs. Kepenis atšilo. Kabliukas pas mane matai nedidelis. Šitas kepenis dar matomai nenaudotas nė kartą. Jos pragulėjusi šaldiklyje. Dar nežinau kiek laiko. Nedidelį gabaliuką sukomplektavau. Čia aš kai tik tai šiais metais pagavau, kažkur turiu keliasdešimt metrų sezono rekordą. 2-metrinį sutraukiau. Kur dangtelis? Atėsiu. Srovė ir vėjas. Markės prieš juos kol kas temptis, bet ne pirmas kartas. Jeigu bus labai sunku, tai plauksiu prieš vėją. Čia va mašina už 50 metrų. Jokių varikliukų nereikia. Dugnas. Maždaug metras pakeltas. Spiningas. Meškerykautis tai yra pas mane. Čia vietoje. Nu ir va čia. Už keliasdešimt metrų aš pagau didžiausiai šiais metais. Pradedu dirbti. Nes srovė yra gan didelė. Prieš srovę. Bet nieko. Jeigu kas paėmė geras. Nežinau, kiek aš esu kovosiu. Kamera. Bet kurias neįrašinėsiu, nes akumuliatorius labai senka. Nežinau, ar jis geras, bet jau minučių 15. Tampausi. Po to jis dar mane valti tampo. Nu kažkas, 25 tai bus. Bet jisai kyla į viršų kažkodėl tai. O, nedidelis. Aš galvoju, kad didesnis. Čia, 20 nebus. Iš 15. O jisai... Pakilo. Matote visais. Jeigu sės mano akumuliatorius, tai šitą tai aš į valtį to įdėsiu.
iškaltos sunkos 20 bus. Nu ką, ir ko gero aš žvyrų ir baigsiu. 2 valandos palaukiau. 2 kibimų mažiuką ištraukiu vieną pusantrinį arba šitą įverčiau. Nu kad ir plaukiant namo dar pakvaksėsiu. Bet jau, ko gero, žvyba galvoju, kad pas mane gavosi. Į Lietuvą rūkyklą turiu ką įsidėti. To aš ir norėjau. Ką? 4 kibimas. 4 ištraukiu, vieną apie 20 ir 3 va tokius metam. Kur pradėjau, ten ir baigiu. 3,5 valandos ant vandens. 5 kibimai. 5 ir ištraukiau. 4 tokius iki 2 kg. Kilogramų, pusantro 2. Paleidau visus. Ir vieną iki 20 kg. Tas pas mane jau vals, supakuotas. Susitiksim prie rūkyklos Lietuvoje. Rytoj išskrendu ir pratęsime jau, kai bus rūkomas. Mėnesių laiko palieku šitą upę ramybėje. Kol kas. Iki greito. Vakar dieną šaldiklį ištraukiau šamo gabalą. Čia šamas gal 20, paskui 5 kg. Dabar jis supjausiu su gabaliukais, šarmės to virkykla ir smulkinu. Prieskoniai bandysiu sūdyti. Supakavau 5 gabaliukus, 5 gabalus šamo. Ta, kurį pagavau pavasarinių unguriokų ir rūkyklą įkišau, jau beveik valandų laiko. Rūkinasi, pirmoje eilėje unguriokai kabo, jie užsiskėtė, viskas labai gerai, temperatūros didesnis. 90 laipsnių aš laikiau, kai kurie netgi skiria, bet tai nemaišo. Toliau sekančiam etapė toliau šamai. Na va, pažiūrėsiu. Unguriam dar šiek tiek trūksta, didesniems trūksta, šitie tai mažiukai praktiškai greitai šios nuiminėsiu. Pasiruošimas vyksta.